vienatinis Dievas ir gyvenimo tikslas. Įsivaizduokite sunkių akmenų eilę, kurioje jie remiasi vienas į kitą. Jei kiekvienas akmuo remiasi į esantį už jo, o tas esantis už jo taip pat remiasi į kitą, visi akmenys nukris. Kad jie visi stovėtų, gale turi būti kažkas, kas niekur nesiremia. Kažkas pakankamai galingo, kad išlaikytų viską, kažkas stovinčio savaime ir nepriklausomo nuo nieko kito. Viskas visatoje yra kaip tie akmenys. Lygiai taip pat, kaip kiekvienas akmuo remiasi į kitus akmenis, kad išliktų stovintis, viskam visatoje reikia daugybės kitų dalykų, kad tik egzistuotų. Jūs priklausote nuo oro, vandens ir maisto. Maistas priklauso nuo žemės, lietaus ir saulės. Saulė priklauso nuo fizikos dėsnių. Kad ir kur pažvelgtumėte, vienas dalykas priklauso nuo kelių kitų dalykų. Mokslas labai gerai apibūdina šiuos ryšius. Jis paaiškina, kaip vienas dalykas priklauso nuo kito. Tačiau jis nepaaiškina, kodėl visa akmenų eilė iš viso stovi. Jis neatsako į klausimą, kas yra pakankamai galingas, kad viską išlaikytų. Norėdami tai suprasti, turime pažvelgti toliau už priklausomų dalykų grandinės. Turi būti būtybė, kuri viską išlaiko, bet pati niekur nesiremia ir nuo nieko nepriklauso. Ta būtybė, kuri viską išlaiko, bet pati nėra niekieno laikoma, mes vadiname visagaliu Dievu. Gyvenimo tikslas, taigi visagalis Dievas sukūrė mus ir viską aplink mus.